Good afternoon. Labą vakarą. And it really is a pleasure to be in Lithuania, my first time ever in the eastern part of Europe. Mano pirmas kartas yra Rytų Europoje ir man tikrai malonumas čia pabūti. I travel extensively, but this is a part of the world I haven't set foot in. So I only arrived yesterday, and I'm hoping to get to know Lithuania a bit better. Aš iš tikrųjų intensyviai keliauju, bet mano pirmas kartas, kad čia reiškia, ir galvoju, pabūsiu porą dienų, bet truputį geriau suprasiu Lietuvą. The subject of spirituality I'd like to very much tackle from a personal experience today. Aš noriu šiandien kalbėti apie dvasingumo dalyką iš asmeninės patirties iš esmės. I am a child of many different cultures. Aš esu vaikas labai daugelio kultūrų. I've had numerous educational, cultural, religious influences in my life. Aš turėjau didžiulį tokią įtaką įvairių kultūrų, net religijų savo gyvenime nuo vaikystės. And there was one particular experience when I was 8 years old that opened me up to a new feeling about myself. Ir viena ypatinga patirtis, 18 years old. A new feeling about myself. 18 years? No, when I was 8 years old. Viena ypatinga patirtis, kuri man buvo jau 8 metų. Dvasingumas, kaip aš galėjau suprasti. And when my brother was speaking earlier, one particular sentence touched me. Ir kai mano brolis anksčiau dabar prieš mane kalbėjo, vienas sakinys palietė mane. That people have lost their way in search for God. Kad žmonės jau pametė kelią ieškodami Dievą, jau eina šalikeliam. And I agree with that fully. Ir aš su to pilnai sutinku. And I asked myself the question, why have they lost their way in search for God? Ir aš tada klausiu savęs, kodėlgi jie pametė tą kelią ieškodami Dievo, pasimetė. Because they have lost their connection with themselves. O todėl, kad jie jau prarado ryšį su pačiais savimi. And for me, if I was to describe spirituality in a sentence, it's reconnecting with the self and reconnecting with God. Ir jeigu man reiktų apibūdinti, kas yra dvasingumas, tai aš pasakyčiau šitaip. Vėl susijungimas su savimi ir susijungimas su Dievu. When I was 8 years old, my parents took me to India. Kai aš buvau 8 metų, mane tėvai nuvežė į Indiją. And I had some very senior meditation teachers teaching me how to meditate. Ir aš turėjau susidūriau su tokiais vyresniais mokytojais, kurie mokė mane meditacijos. And one particular teacher said to me, what's very important is that you learn how to take care of your mind. Ir vienas mokytojas man pasakė, kas yra labai svarbu, kad tu mokėtum rūpintis savo protu. If you want to start to reconnect with yourself, then your mind is very important. Jeigu tu nori susijungti su savimi, pažinti save, tai labai svarbu protas, kaip veikia. And then she proceeded to give me 4 questions through which I had to begin a conversation with myself. Ir tada jinai man pateikė 4 klausimus, nuo kurių aš turiu pradėti kalbėti su savimi. Yeah. These are questions that probably philosophers have been asking for centuries. Forget about an 8-year-old. Ir turbūt tai yra klausimai, kuriuos filosofai kelia jau daugybę šimtmečių ir kad kažko negalėsi sužinoti vis tiek. The questions were, who am I? Klausimai buvo tokie, kas aš esu? Who do I belong to? Kam aš priklausau? Where do I really come from? Iš kur aš tikrųjų atėjau, iš kur? And what am I here for? Ir kam aš čia esu? And I think at the heart of a spiritual journey, the soul, the spirit, is seeking clarity about these 4 things. Ir aš manau, pačioj giliausiai širdį kiekvienas žmogus, jisai nori atsakymą į šitos klausimus. And I remember at 8 years old taking myself away into a quiet corner and beginning to contemplate on these questions. Ir aš buvau tik 8 metų, bet aš atsitraukdavau kažkur nuo šaly ir bandydavau kontempliuoti, klausytis atsakymų iš tos klausimus. And as I started contemplating, there was an experience of very, very deep peace and bliss that took me over. Ir kai aš pradėdavau kontempliuoti tos klausimus,
man būdavo gili patirtis, tokios palaimos. And it was something I hadn't experienced before. Kažkas, ko aš anksčiau nebuvau patyrusi. I knew what it felt like to relax. I knew what it felt like to be comfortable, but to experience deep inner peace. Aš žinau, ką tai reiškia atsipalaiduoti, kokie būdai, kas tai reiškia komfortas, bet patirti tokią gilią ramybę buvo kažkas kito. And it was that experience that opened me up to explore spirituality further. Ir būtent šita patirtis mane ir vedė patyrinėti toliau, pasidomėti dvasingumu. Because we live in the construct of certain experiences that we are used to daily. Todėl, kad mes iš tikrųjų gyvename tokiame konstrukte tam tikrų patirčių, kurias turime kasdien. Yeah, they are experiences shaped by our culture. Tai yra patirtis, kurios yra taip pat suformuotos mūsų kultūros. They are experiences shaped by the beliefs that are passed on to us from family and generations. Ir taip pat yra tokie dalykai, kurie perduodami jau keliomis kartomis ir mes gaunam iš savo šeimų. And a very basic is the human experience of our journey. Ir pats tas žmogiško gyvenimo patirtis labai svarbi, kurią mes nešame. What I taste, what I see, what I hear, what I touch, what I feel. Ką aš net paliečiu, ką paragauju, ką pamatau, ką išgirstu, viskas su savo juslėm. And yet we talk about the human being. Bet visgi mes kalbame apie žmogų, tas pažodžiu, ne, žmogišką buvimą. So where does the experience of being come in? Ir iš kur ta eina buvimo patirtis? What is this being that is having a human experience? Kasgi ta būtybė, kuri turi tą žmogišką patirtį? And this was what started to intrigue me. Ir tai mane pradėjo intriguoti, man pasidarė įdomu. That there seems to be an energy and a source of energy that is available to me beyond the limited experience that I know of this world. Ir taip pat pradedu suprasti, kad yra kažkoks tai šaltinis, kuris man duoda tą patirtį, kuris nėra matomas, nėra kūniškas. The second dimension of spirituality for me was around seeking clarity about who I am. Antrasis dalykas ir dimensija, kuri reiškia vedė mane, tai aš norėjau aiškumo visgi, tas kas aš esu. Yes, I had certain identities. Taip, aš turiu tam tikrų susitapatinimus. That were very physical. Jie labai fiziniai. I could say that my body is Indian. Aš galiu sakyti, mano kūnas yra indiškas. I was born in Africa, I grew up in India, I'm educated in England. Aš beje gimiau Afrikoje, mane lavino Indijoje, o po to Anglijoje. Yes, as a personality, I've developed many experiences and skills and talents. Taip, kaip asmenybė, aš vyščiau įvairius gebėjimus, talentus gal. And yet, when we strip all of that away, who am I behind that? Ir visgi, kai šitą viską padedam į šoną, kas aš už viso to? And I feel that the crux of spirituality is coming back to this question. Ir aš manau, kad dvasingumas būtent kaip tik atsisuka į šitą klausimą. Resetting my compass so that I come back to a connection with my peace and my love inside. Ir taip tą kompasą lyg taip perkraunu, kad aš vėl noriu sugrįžti su savimi į ramybę, į supratimą. The title of the conference was Spiritual Awareness, Power in Life. Pavadinimas konferencijos dvasingumo pažinimas, gyvenimo jėga. And this is where I ask my question, where do you get your power from? Ir tada aš jau klausiu, tai iš kur aš galiu tą jėgą paimti? We have many human supports that we have drawn power from. Mes turime labai daug žmonių reiškia tokios žmogiškos paramos, iš kurios bandome imti jėgos. And yet when those supports are challenged and taken away, what do you experience? Bet kai mums ta parama toks būna iššūkis, kad dingsta, tai žinot, ką patiriame. A sense of loss, fear, sadness, grief, stress. Tada prasideda jausmai, praradimas, liūdesys, tiesiog
nusivylimas, visi šitie sunkus jausmai. And these are just indicators that I have lost connection with myself. O tai yra iš tikrųjų tik tai atspindys, kad aš esu praradus ryšį su savimi. So how do I regain that connection? Kaip aš galiu tą ryšį atstatyti? What do I need to do so that I can find myself again? Ką aš turėčiau vėl daryti, kad aš vėl surasčiau save, kad vėl būčiau patenkinta? Because we all want to be good. Nes mes iš tikrųjų visi norime būti geri. There is a deep wish hidden beneath the layers of artificial identities for the soul to be good and do good. Ir iš tikrųjų po visomis šitomis dirbtinomis laikinomis mūsų reiškia tokiamis tapatybėmis yra žmogaus toks tikrai ilgesys būti geru ir daryti kažką gerą. And we try in very limited ways to be peaceful, to try and give respect, to try and do good for others. Ir mes vairiais ribotais būdais bandome būti ramus, parodyti pagarbą, kažką daryti. And yet the issue is it's not sustainable. Ir visgi paskui pamatom, kad tai nėra ilgam. Yeah? You can be good, but the force of negativity outside is so great that you feel that your goodness is compromised. Ir jūs galite pabūti geras, bet tokios išoriškos jėgos, kad jūs paskui pavargstate ir vėl tiesiog einate kompromisą su savo gerumu. And that's when I realized spirituality is not just about being peaceful and practicing values. It's deeper than that. Ir ką aš dar vėliau suvokiau, kad dvasingumas nėra tik tai būti ramiu ir praktikuoti vertybės, tai kažkas dar giliau. It is about connecting with myself that is the source of all values. Tai yra susijungimas su tuo savimi, kuris yra šaltinis visų vertybių dorybių. And yes, when we put ourselves in front of God honestly, the soul feels revealed in front of God. Ir iš tikrųjų, kaip mes sąžiningai save parodome Dievui, arba tiesiog atsiduriam sąžiningai, norim pabūti prieš Dievą, tada siela tartum pajaučia, tuomet žmogus kaip apreiškia. But the purpose of a belief in God is to eventually come back to a belief in my highest and truest self. Ir iš tikrųjų tikslas net tikėjimo į Dievą, tai visgi sugrįžti ir į save, tą dievišką, patį gražiausią ir stipriausią. And so if I can for a few minutes step behind all the different masks and roles that I play in my day-to-day life. Ir jeigu aš galiu bent kiek atsitraukti nuo tų vaidmenų ir tų kaukių, kurias aš turiu kartais atlikti kiekvieną dieną, jeigu aš atsitraukiu. And reconnect with the being part of the human being. Ir susijungiu su ta būtybė, su to esančiu. Then that connection with the source inside unlocks all my goodness. Ir tada šitas net vidinis šaltinis atrakina savotiškai mano tikrai gerumą. I don't then need to seek peace through somebody else. Tada man nereikia siekti ramybės per kažką kitą. I don't need to feel respected by someone to have self-respect. Ir man tada nebereikia, kad man kažkas parodytų pagarbą, kad aš gerbčiau save. But as I continue connecting with myself very deeply, then my own peace and love and respect define who I am. Ir kai aš labai giliai save atpažįstu, tada ta mano ramybė ir pagarba pati pradeda sakyti man, kas aš esu. Because ultimately, spirituality brings us back to our own value. Nes galiausiai dvasingumas mus sugrąžina į mūsų pačių vertę. As human beings. Į žmonės, kaip į žmonės. As the most elevated human beings. Ir į tokius, kurie jau patys labiausiai pakilų žmonės. And when we lost that connection with being, what happened? Ir kai mes praradome tą ryšį su tą būtybę, greed, arrogance, desire, anger, frustration started to rule our inner kingdom.
Ir tada jau tą mūsų vidinę karalystę pradeda valdyti godumas, norai, troškimai, pyktis ir kiti dalykai. And so we reduced the quality of our life. Taip mes sumažinam, sumenkinam savo gyvenimo kokybę. And we have accepted a mediocre way of life. Ir mes jau priimėme tą vidutinį gyvenimo būdą, tai viskas tvarkoj. And when you open up the spiritual component of your life, Ir kai jūs atverėte tą jau dvasinę tiesiog esmę savo gyvenimą, then what you're doing is you're challenging yourself to be your best in every interaction, in every circumstance, in every situation. tada prasideda, kad jūs pradedate žiūrėti, ką jūs galite geriausio, pakiliausio, kiekvienam santykyje, kiekvienam veiksme, su kitais. Can I challenge myself to do something peacefully? Ar aš galiu tiesiog savo tokį iššūkį mesti, daryti kažką labai ramiai? Can I challenge myself to give love and good wishes to somebody who is even defaming me? Ar aš galiu taip pat tokį priimti iššūkį, kad tiesiog jausti meilę ir gerus linkėjimus net tiems, kurie šmeižia mane? We've lost connection with what the highest human being can look like. Mes praradome ryšį, kaip iš tikrųjų, koks yra tas pats aukščiausias žmogus. And so we've accepted a very mediocre way of life. Ir mes priėmėme labai vidutinį jau gyvenimo normą. And in compromising our aim, we have compromised our happiness. Ir eidami tokį kompromisą su tikslu, iš tikrųjų mes atsidūrėm kompromisą ir su savo laime. Because my experience over many, many years of meeting hundreds and thousands of people from different religious, spiritual, cultural paths is that human beings only want two things. Mano patirtis iš to daugelio bendravimo su įvairių kultūrų ir religijų žmonėmis yra visgi, kad žmonės nori vieno dalyko. Freedom and happiness. Jie nori laisvės ir laimės. And so I have to ask myself the question, how am I living my life? Ir tada aš turiu vėl paklausti savęs, kaip aš gyvenu, kaip. Am I living my life so that I'm securing my freedom? Ar aš taip gyvenu, kad jaučiuosi saugus savo laisvėje? Or are my actions dragging me further into bondage? Ar mano veiksmai stumia daugiau į vėl didesnius pančius? Every time you go against your conscience, you are bounding yourself. Kiekvieną kartą, kai jūs padarote žingsnį prieš savo sąžinę, jūs save supančiojate. Your own conscience can put you in a prison, and your own conscience can set you free. Jūsų pačių sąžinė gali jūs pasodinti kalėjimą ir taip pat išlaisvinti. Your conscience is the voice of the Spirit. Jūsų sąžinė ir yra dvasingumo balsas. And just before you let your habits and tendencies kick in, this little voice will step in and say something. Ir kai jūs paleidžiate savo įpročius ir nuomonės, tas toks tylus balsas gali įeiti. The question is, how much space do I give myself to listen to my conscience? Tada yra toks dalykas, kiek erdvės aš savo duodu, kad išgirščiau tą balsą, kiek aš leidžiu savo girdėti. When we choose to live by our conscience, the soul will never experience a crisis inside. Kai mes pasirenkame gyventis klausantis sąžinės, iš tikrųjų siela nepapuola į krizę. I have nothing to hide and I have nothing to prove. Aš neturiu nieko labai slėpti ir nieko neturiu labai įrodyti. I can be who I am. Aš galiu tada būti tuo, kas aš esu. And so a big part of the spiritual journey is about self-acceptance. Ir didelis dalykas yra dvasinėje kelionėje save priimti, susitaikyti su savim. And then yes, we do need power to elevate. Taip, o toliau tada mums reikia jėgos, kad pakilėti. And that power does come from a higher source. Ir šita jėga ateina iš aukščiausio šaltinio. We draw inspirations from the messengers of God about how to live a good life. Mes pasiimame įkvėpimą iš tų, kurie nešė žinią apie Dievą, kaip gyventi gyvenimą dieviškai. But where did they draw their inspiration from?
Bet iš kur jie pasiėmė tą įkvėpimą, Who kaip made- gyventi who dieviškai? made them become who they were. Ir kas jiems padėjo tapti tokiais, kokie jie buvo. And so as we are reminded of that source, we draw power to be able to release ourselves from our conditionings and habits that pull us down. Ir kai mes tikrai panorime pasimti jėgos iš to šaltinio, mes turime paleisti apsiribojimus kažkokius tai, kurie galbūt mums trukdo. Many people often ask me, can you meditate and be spiritual without God? Manęs kartais žmonės klausia, ar jūs galite medituoti ir būti dvasinga be Dievo? And I say, to a certain extent, yes. Aš sakau taip, iki tam tikro laipsnio, taip. You can relax, you can enjoy, you can dip in and out of a nice experience. Taip, jūs galite ten truputį panerti kažkokią tai gražią patirtį, jūs galite pasidžiaugti kažkuo, atsipalaiduoti. If you really want the power to transform your life and yourself, then you need a connection with God. Bet jeigu jūs jau norite pakeisti savo gyvenimą ir pakylėti save, jums reikalinga Dievo dėka. And my experience of a connection with the divine is that in this presence, I am allowed to accept all the good and bad parts of myself. Ir mano reiškia pagrindas tiesiog ir santykės taip pat su Dievu, kad aš turiu pirmiausia priimti viską, kas gero ir blogo manyje, tiesiog viską, kas manyje priimti. Because I know that this being accepts me for who I am and sees my originality. Todėl, kad aš žinau, kad ta aukščiausia būtybė priima mane tokia, kaip aš esu. And I'm always inspired by nature. Ir aš visada mane įkvepia gamta. Think of a tree. Pagalvokite apie medį. A tree in spring is blossoming with its beautiful leaves. Pavasarėje medis tiesiog pražysta ir išsiskleidžia savo gražiais lapais. And that same tree in autumn and winter is losing its leaves. Ir tas pats medis žiemą ir rudenį praranda savo lapus. And yet when it's blossoming, it doesn't say to you, look at me, look at me. Ir kada jisai žydi, jisaigi nesako jums, žiūrėk į mane, žiūrėk štai koks aš. And yet when the leaves are dying, it doesn't hide its branches and say, I'm ashamed of my leaves. Bet kai tie lapai jau krenta ir nebelieka, jisai neslėpia savo, neįtraukia šakų ir nesako, man gėda, kad aš nebeturiu lapų. There's a deep state of acceptance in nature that I am what I am and everything is changing. Ir yra gamta rodo tokį gilų turi tą priėmimo mums pavyzdį, kad viskas praeina, viskas keičiasi. And I feel that when we honestly and truly endeavor to connect with ourselves and God, then we're able to accept who we are as we are, how we are. Ir kai mes einame, kai siekime to ryšio su Dievu, mes labiau dar sugebame pamatyti ir priimti, koks aš esu dar. And it's on the basis of acceptance that real change can happen. Ir būtent, kad aš priimu save jau tokį, tada jau gali prasidėti ir pokyčiai. Because you cannot deny or suppress any part of yourself in order to grow. Kad jūs norėdamas augti, jūs negalite spausti arba neigti jokios savo dalies. So with that, I'd like to stop because I know it's time. And I'd just like to say that silence plays a very important role in being able to connect with the self and with God. Ir čia jau aš gal norėčiau sustoti ir tik noriu dar pasakyti, kad tyla yra labai didelė jėga arba galimybė susijungti ir išgirsti Dievą. Just creating some space in our lives every day to sit peacefully and quietly allows all the noise to settle. Ir tiesiog bent kiek dienoje atsisėdus labai ramiai ir tyliai, tiesiog į tai susitelkiant, jau padeda visam tam triukšmui aplink. And when all the ripples of everything we do in the day settle, ir kai visas tas kunkuliavimas toks truputį nusileidžia, nusėda, then what is revealed is the real nature of the soul. Ir tada apreiškiama ta tikroji sielos prigimtis. Yeah. And the beauty of the soul is reflected. Ir
atsispindi sielos grožis. I think for me, very simply, the key is that we have to give ourselves a little bit more time. Ir manau, kad tiesiog raktas į tai, kad mes turime truputį skirti daugiau laiko savo, tokiam savo. Unfortunately, in the world, we are taught that to look after yourself means to be selfish. Deja, mes pasaulyje mokomi, kad save prižiūrėti reiškia savanaudiškumas. Because you have to spend your life giving to others and looking after others. Ogi jūs turite visą laiką duoti kitiems ir kitiems būti geras ir prižiūrėti, taip yra gerai. And yet I would say that's the foundation of life. Bet aš pasakyčiau, kad pagrindas gyvenimo yra kaip tik I have to look after myself well. Aš turiu save gerai prižiūrėti. So that I can accumulate the powers of peace, love, respect. And I have enough power, not for myself, just for myself, but for others as well. Sakyčiau, taip aš turiu rūpintis, tada prižiūrėti save, pasitikrinti savo ramybę, pagarbą, kad užtektų ne tik man, bet kad galėčiau padovanoti ir kitiems. So I'm very glad that you've taken this invitation to begin a journey to reconnect with yourself. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs irgi ieškote tos kelionės, kaip labiau susijungti su savimi.